Sveiki, draugai. Labą dieną, draugai. Labas vakaras. Ar tiesiog, nežinau, draugai. Bet gyvenimas yra gražus ir Aivaras čia, ir Aivaro epizodai, Aivaro vlogai, nesvarbu kaip mes vadinsime, ar tiesiog Aivaro diena prasideda dabar, draugai. Šiandien, draugai, diena yra tokia gal ir nieko. Šiandien man yra šeštadienis. Todėl yra šeštadienis ir gal kažką nubėgsime. Gal. Dar nežinau, gal dirbsime, gal ne. Žinau, kad pavakarį tikriausiai turėtume važiuoti į kaimą su traktoriu biškį prasnešti. Bet oras šiandien visai nieko, palyginus visai nieko. Ir apšvietimas toks dar neblogas iš tikrųjų. Aišku, mes čia pakeliame. Būna. Išeitume į lauką, šis būtų tobulas. Ir žinau, mes to išeisime į lauką tikriausiai. Bet tas dalykas yra tai, draugai, kad dabar yra jau, neturiu žiūrėjau, 10:11. Prabudau apie 9, 8:30, 8:30 yra gal. Taip, tokio laiko kažkur. Šiandien nebėgau kurso. Ta prasme, neskėliau 5 valandą, nes taip nusprendžiau, kad reikia pailsėti bent jau 2 dienas ir tada vėl varyti nuo pirmadienio, taip normaliai. Nes kad organizmas atsigautų, nes taip štai šokas gal tikriausiai jam buvo, kad taip aš užtaigi 5 valandas laiko kėliausi. Tiesiog poilsis vos ne ir tokie vadalykėliai, kaip sakant, ir tiek. Dabar taip bus viskas ir gal atsigausime. Nes aišku, taip labai nevekartą nepabėgiojimų. Todėl tai yra gerai. Į vlogą baigiat kelt vakar dienos. Nu, nežinau, žiūrint, kada žiūrite, bet man vakar dienos. Tai dablės kava yra kelta. Vakar, žinoma, jau sakiau jau tai. Dabar eisiu pavalgyt. Ir tikiuosi, jūs turite nuostabią dieną, va taip susiplanavęsite. Man, pavyzdžiui, patinka tai, kad lygiai vakar paėmė taip. Nu, atsigeria kažką taip ir taip susiplanuoju tos trumpus darbus, kuriuos reikia padaryti. Ir kažkaip man tada lengviau viskas einasi. Taip kažkaip darai viską taip. Viskas labai gražiai gaunasi. O jau nežinau, kaip būna, kiekvienam žinoma atvirkščiai. Nu, bet man tai patinka tai. Bet taip, draugai, nusiteikite konkuruoti savo dieną, jei ne tik prasideda, jei ne tik baigėsi, tikiuosi. Nuveikite kažką tokio, kad būtų tobulą. Bet žinoma, jei ne, tai galite tikrai ir turite tikrai visas galimybės nuveikti tai, kad diena būtų skaityta ir tiesiog jaustumėtės gerai dienos pabaigoje. Svarbu yra tai, kad mylėtumėt save, gerbtumėt save ir gyventumėte gerai. Kad tada pabaigoje jau, kad įgalės lovo buvo. Kokia gera diena buvo vis dėlto. Pasidariau tokius dalykus, kuriuos norėjau pasidaryti. Tiesiog gero būna ant dušės vadinamos tos, ne? Oras šiandien visai šiltas, draugai, visai šiltas iš tikrųjų. Nes kur tu gerai kaitina. Varysiu dabar pasakštėti ant stogo, saulės baterijas įsitėsim. Kaip ir tikėtasi buvo, nes aš žinau, nes tėvai grįžo, sako, varom Lidlą, paratuoju, ukmergai pas mus dar nėra, bet statosi tai šitą jie va, nežinau, kurį mes sako, varai Lidlą, sakau, ne, varysiu pas šitą tėvą, arba atspėjau ir varis pakvietė. Taip, nu padėti, nesunku. Šilta gera. Taip, iki 4:30 gal kažkur padirbsiu, nes man dar į kaimą šiandien reikia, tai todėl labai visą dieną nedirbsime. Daug kas mano, pliam padangą kaip... Reikia dar padangą prispaust. Tas čia beveik. Bet taip žiauru, taip daužau visą savo kūną dalis visur. Dėžė buvo kambarį padėti tokias didelė, nu ta prasme, nekieta. Ejau, pirštą mažėlį. Dabar va ką tik, dabar ejau vėl kažkur trenkiau. Paėmiau, taip sakau, pradėjau pūstą. Per šitą vietą įsirovė šitas. Žinoma, indėjau pabiškį, man nesunku, netgi moku. Taip, išėjom šitas iškrytas. Tada vėl biškį uždėjau, pripučiau biškį. Bet pas mane šitą laidas kiauras, nu laidas. Kur oras eina tas šūdas, nu pati pompos. Žodžiu, tas, pamiršau, dabar pavadinimą šitą. Šitą eina oras per jį, tai pati, kiek pati pusė išeina oro. Tai labai sunku pripūsti biškiuką.
pripučiau. Nepilnai, bet normaliai pripučiau, tai man tikrai dar užteks. Važiuojame dirbti. Kaip sakant, epizodas šiandien turėtų būti gal irgi normalus. Tikriausiai turėtų, bent jau tikiuosi bus normalus. Todėl viskas yra gerai. Taip, draugai, iš tikrųjų, 98 epizodas jau. Jau 98 ir aš tikrai dėkingas tiems, kurie žiūri. Nes, blem, jūs tikrai reiškite daug man, nes atrodo, kad niekad. Pavyzdžiui, man daug kas sako, ir kas tau iš to? Kas tau iš to? Vis laiką, nu, apsimoka, mes tokį dalyką, nu kam tai darai. Tiesiog darau, nes man patinka ir aš mėgstu, kai žmonės, pavyzdžiui, būna motyvuoti nors šiek tiek. Nors šiek tiek, draugai, nors šiek tiek. Tokiais reiškimai mano kartais dažnai būna ir aš jau dažnai pakartoju, bet tiesiog aš manau, kad man reikia tai pasakyti. Aš pasakau tai, jei kažkam nepatinka. Atsiprašau, bet aš tai sakau ir sakysiu, nes blem. Tai yra Aivaro epizodai ir Aivaras kartais mėgsta pašnekėti toks nesąmonės, ne? My dreams among the stars while I'm standing on the pavement, spinning around, lost and found, just trying to make a statement, lift the weight off my shoulders and set me free. Let the birds in the sky is where I'd like to be, without gravity to hold us down, together we're the side of the ground. Viskas. Padirbame. Dabar yra po 2 biški. Tai po 2, nu tai 2 valandas 5 minutės iš tikrųjų. Tai va. Tai jau padarėme darbus, o nuvariau pas į 11 valandą. Tai tiesiog kažkaip, kai išvažiavau jau iš namo, o taip dabar važiuoju taip, nenufilmavau stogą, kiek padarėm. Taip, pamiršau. Bet uždėjome iš viso kiek. 8, gal 10 saulės baterijų. Visą eilę viršutinę ir dar apačioj, tai normaliai iš tikrųjų, normaliai. Tiek uždėjome tik tai šiandien dėl to, kad ten reikia jam dar laidų, ten prasivesti viską, tai tiesiog neturėjo šių momentų, todėl labai daug nieko nebedarė. Bet darbas suskaitytas dėl to, kad padarėme tiek, kiek buvo mūsų brėžę, todėl tai yra labai gerai. O dabar jau sukaitė, iš tikrųjų labai pavargta, nepavargau. Tiesiog, kad labai karšta ir net stogas tiesiog degė, tai prasme taip, kai rankas laikyti, taip degė rankas ant stogą, nes toks oras karštas, kad ojojoj. Apšvietimas dar visai neblogas, įstąja mašina. Tai, draugai, su Simu varom į kaimą. Kaip mėtomės. Čia kaip matoma kita Ukmergės pusė, kurioje dažniausiai aš nesilankau. Apart, kai su Simu važiuoju, tai my dreams among the stars while I'm standing on the pavement, spinning around, lost and found, just trying to make a statement, lift the weight off my shoulders and set me free. With the birds in the sky is where I'd like to be, without gravity to hold us down, together we're the side of the ground.
Release my dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Lift the weight off my shoulders, set me free. Like a bird in the sky is where I'd like to be. Without gravity, to hold us down. Together we lose sight of the ground. Taip, draugai, mes atsidarėm prie ežero. Opa. Kaip kitaip žaisti, nenori, kad atrodytis. Ne, taip, draugai, pažiūrėk, koks ežeriukas tobulas. Tiesiog nuostabus geras. Reikia, sakau, ateiti smaudyt. Nu, varindėjau sima biškį. Ne, taip, šitą, kai matėte, va tą bačką, tenai. Jos buvo dvi. Apie tas bačkas irgi yra istorija. Nes tas bačkas buvo va čia padėtas, ir čia buvo anksčiau mūsų lieptas, lieptelis toks nuostabus. O dabar atvarėme, patraukime valtį. Parnešime irklus namo, nes anksčiau mūsų bačka buvo, mūsų valtis buvo toje bačkoje, tai šitas bačkos nebėra, tai viskas. Kitoje vietoje laikom dabar ją. Buvom dar Žemaitkėmi, nupirkam mačiutei, ko reikia, kaip sakant, visų daiktų. Nes taip, nuvarėm, lengvai nupirkom, nesunkugi. Tada traktorių matėte vis tiek užtraukėme, dabar stojo banga leidžiasi. Tada prileisim vandenį. Ir tada partemsim namo, žinoma, kad dabar įsmaudysiu. Taip, bus tiesiog gera, nuostabu. Nes vanduo yra tiesiog tobulas, draugai, tiesiog toks šiltas ir geras. Bet tai yra labai gerai. Todėl dabar dar biškį vaizdų, kaip sakant, ne kaimo. Ir, nežinau, judėsime link namų gal. O, žiūrėkit, kaip Aivaras atrodo be šukuosnos. Visiškai netrodo gerai. O, damn. Draugai, gyvenimas yra tikrai nuostabus ir aš esu užsileidęs gyventi, jūs neįsivaizduojat. O tai tiesiog yra. Davai, darom kažką, darom, o dabar jau naktis, todėl nėra labai gerai. Bet, draugai, tikiuosi jūs esat motyvuoti gyventi ir džiaugiatės gyvenimu ir nebūnate tokie, kad... Splem, jūs turite būti nuostabus. Ir gyventi gerai, laimingai ir gražiai ir siekti savo svajonių kiekvieną mielą dieną ir stengti
Nesvarbu kokios svajonės. Svajonės gali būti apibendrinti bele kokios. Susirasti vaikiną, merginą. Nuvykti į tą ar tą vietą. Pasiekti tai ar tai. Visiškai nesvarbu. Svajonių yra daug ir jos visokios, tai yra labai gerai. Ir svarbu daug svajoti ir jas pildyti. Draugai, užsiugdykit valią. Tai jums labai padės pildyti tas svajones. Tiesiog, davai, susikaupėt ir gyvenat gerai. Aš dabar įsivaizduoju toks svedės toks, davai, darom kažką, darom. Žiūrėk, dar biškį pasportuoti, nes nebegaliu. Nes tiek jėgos dabar yra. O diena tikrai buvo skryta. Tokia dienos man patinka, ta prasme, vlogą atžvilgiu, taip mes irgi paslinksime, įdėjome daug kaimo momentų, kaip sakant, senų laikų, o tai tiesiog yra gera, malonu man. Iš tiesų, tad kaip širdį gera, kai taip kaimo nufilmuoju daug, tiesiog jam žinai viską taip. Prisimeni senus laikus ypač. Susimu, mes tiek daug istorijos turėjo. Kaip sakant, mūsų istorija yra beribė. O tai yra tiesiog nuostabu, tai mes, dar šiandien dar taip pabuvom viską taip. Tiesiog gera, draugai. Ir taip, mes galime tai kalbėti ištisas dienas. Ir mes kalbėsime apie tai ištisas dienas. O iki tol, draugai, išlikit motyvuoti, pozityvus, laimingi. Siekite savo svajonių. Prenumeruokite, norite, neprenumeruokite. Bet svarbu, bliam, šypsokitės. Draugai, šypsokitės. Iki, draugai. Gyvenimas yra gražus. Ane? Ja! Oi, draugai.